Sveiki, čia kasdieniai vaikų gydytojos pašnekesiai. Esu vaikų gydytoja Indrė. Esu ne tik vaikų gydytoja, esu ir vaikų pulmonologė. Tai yra gydau vaikus sergančius plaučių lygomis, dažniausiai kosinčius vaikus. Ir todėl šiandien noriu pakalbėti labai aktualią temą. Tai yra apie atipinius sukėlėjus ir jų sukeltas infekcijas. Vis dar siaučia Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje šių sukėlėjų sukeltos infekcijos ir vis dar tai pražiūrima diagnostika, tai netinkamai gydoma, tai užsitęsia simptomai ir lemiami, na, plaučių uždegimai, kurie tikrai labai gąsdina visus tėvus. Tad šiandien pabandysiu peržvelgti esminius, na, tokius principus, esminės žinias, apie ką turėtumėte žinoti ir kaip nepasiklysti tarp visos informacijos. Taigi pirmiausia, kas tai yra tipiniai sukėlėjai? Tai yra mikroorganizmai, kurie sukelia netipinius infekcinius procesus. Dažnai pasižymi lengvesnė, lėtesnė eiga ir, na, netokiais ryškiais simptomais, kaip kad sergant įprastomis bakterinėmis infekcijomis. Na, kaip tarkim pneumokokinė infekcija, vaikas taiga karščiuoja, kosėja, labai blogai jaučiasi, na, jau nuo pirmos ligos dienos jau praktiškai akivaizdu, kad prasideda tikrai toks audringas procesas. Su atipiniais sukėlėjais dėja taip nebūna. Ir kokie pagrindiniai sukėlėjai būtent šitų atipinių infekcijų, tai yra mikoplazma pneumonija, tai yra dažniausia atipinių plaučių uždegimo priežastis, ir chlamidija pneumonija, tai vėlgi gali sukelti lėtinės ir ilgai besitęsiančias besimptomės formas. Yra ir kitų sukėlėjų, bet kalbu apie tai, kas aktualu vaikų amžiuje. Ir kas tai yra tipinis plaučių uždegimas? Na, nėra slapto uždegimo, yra tiesiog netipiška eiga, nors galiu pasakyti, kad kadangi mūsų imuninių sistemų veikla veikia taip skirtingai, ypač mažiem vaikam, kad jau tai, kas buvo atipiška, dabar tampa tipiška sirgimo forma. Vaikų ligos, na, kaip sakyčiau, rusena, sunkiai sveiksta, ilgai serga ir, na, taip toliau, vos ne, na, kaip dažnai miniu, tai yra sveikų ligonių karta. Bet grįžtant prie tipinių sukėlėjų, tai uždegimo požymiai tai aišku bus lengvesnė eiga, dažnai vaikai jaučiasi gerai, šiek tiek koščioja, ligos aišku pradžioj lyg sirgtų lengva virusinė infekcija. Po to, aišku, būdingas užsitęsęs kosulys, jis toks sausas, dirginantis kosulys, kuris gali trukti kelias savaitės. Iš patirties galiu pasakyti, tas kosulys labai labai grubus. Jau įeina į kliniką toks vaikas su kosėja ir aš jau galiu, na, praktiškai pasakyti, kad, na, mikoplazminė infekcija. Ir beje, kas būdinga, na, labai vargina šitas kosulys naktim. Dieną lyg tai nieko nieko, bet naktį tragedija. Aišku, visokių būklių būna, visokių ligos stadijų būna, bet čia mano tokie pastebėjimai. Aišku, mažiau ryškus simptomai, kaip, na, akivaizdu, kad nebus, kad skrepliuojasi, vaikas kosėja, labai ilgai karščiuoja ir taip toliau. Bendras silpnumas ir galvos skausmas ir net gerklės skausmas ir užkimimas, kai tik prasideda, na, jau pats plaučių uždegimas. Na, regis, aišku, kad nieko neaišku, kaip diagnozuoti, nes juk ne kiekvienam įėjusiam kosinčiam vaikui iš karto, na, skirsime gydymą ir tyrimus ir sakysim, na, vis tik tai jau turbūt mikoplazminė ar chlamidinė infekcija. Pirmiausia, na, reikėtų pasiteirauti, na, surinkti tą anamnezę, ar buvo kontaktas su sergančiu atipinė infekcija, kaip ilgai kosėja, na, jeigu 3 dienas vaikas serga ir kosėja, na, sunku nuspėti, kokia liga jisai sirgs ir tikrai niekas, na, tikiuosi, niekas neskuba skirti antibiotikų. Ir vėlgi labai svarbu įvertinti bendrą vaiko būklę, kaip jis jaučiasi. Na, jeigu yra, na, pūlingas sloguojant, gausi sloga, jeigu gerklė raudona, jeigu karščiuoja ir kosėja, na, vargu ar įtarsime atipinę ligos eigą ir atipinius sukėlėjus, kai tai yra tipinė eiga.
Ir, taip baisu, taip jau, pastebiu, kad yra, tam tikra hiperdiagnostika, per dažnai skiriami antibiotikai, gydyti neva atipinių sukėlėjų sukeltas infekcijas, bet tikrai reikia labai, sugebėti išlaukti. Jeigu vaiko pakankamai būklė gera, palaukti galų gale, kol tyrimo atsakymai ateis, vertėtų. Na ir kadangi paminėjau tyrimų, tyrimus, beje, prieš tai apžiūra labai svarbi ir, tas juokaujam gana dažnai, tėvai sako, daktarė paklausė ir nieko negirdėjo. Aš visada tikiuosi, kad bent plaučius, kvėpavimą ir širdies darbą daktaras girdi, tai nereiškia nieko, bet nieko blogo, tai reiškia, kad negirdėjo obstrukcijos, tai yra spazmo, kas daugiau rodytų, kad galbūt vaikas serga bronchų astma, obstrukciniu bronchitu, nes kartu ir RSV infekcija siaučia, kur būtent, vienas iš tokių būdingų simptomų sukelti obstrukcinius bronchitus. Kitas, jeigu paklauso, girdi sausus karkalus, tai cypia, birzgia, vėlgi tai, dabar žydėjimo metas, apskritai daug alergenų aplinkui, tai gali tai sukelti alergiją, bet būtent atipiniam sukėlėjam ligos pradžioje jokių karkalų nebus. Tų vadinamų drėgnų karkalų tuo labiau, drėgni karkalai, tai yra, kai eina oro burbuliukai į susikaupusias gleives bronchų spindė ir sproginėja. Tie burbuliukai traška, braška ir vadinasi drėgni karkalai. Tai vadinasi, gleivių nėra. Kaip gali būti gleivių, jeigu mikoplazminiai, tarkim, infekcijai būdingas sausas kosulys? Kai sausas, vadinasi, sekreto nėra ir jokių burbuliukų mes negirdėsim. O uždegimas, tai patinimas, paburkimas, paraudimas, nebūtinai ta jau antroji fazė, kai skiriasi, sekretas, pūliai ir taip toliau. Todėl atipiniai, kad nieko nesigirdi, tai yra karkalų nesigirdi ir kvėpavimas gali kažkuriuose vietose šiek tiek būti pašiurkštėjęs, bet vėlgi tai labai labai netipiška. Taigi, o kaip ištirti? Galbūt tai jau yra, atipiniai sukėlėjai gyvena organizme vaiko. Labai sudėtinga. Tikrai galiu pasakyti, kad kartais, rankos svyra, kai atrodo klinika tipiška, tipinė, sukėlėjų sukeltom infekcijom, bet tyrimai nerodo. Kodėl tai būna? Pirmiausia, galima atlikti serologinius tyrimus, tai vadinamas iš kraujo atlikti IgM antikūnus ir IgG antikūnus. IgM antikūnai rodo ūmią infekciją, IgG antikūnai, jie atsiranda vėliau ir išlieka ilgai, gali rodyti buvusią infekciją arba šiuo metu vykstančią. Dar galima atlikti PGR. Tai yra polimerazės grandininė reakcija, molekulinius tyrimus, galima iš nosiaryklės, bet dažnai vėlgi iš kraujo tyrimo. Tai yra pakankamai tikslus tyrimas, ką šitas tyrimas nustato. Tai yra, rodo aktyvią infekciją, nes tiesiogiai aptinka mikoplazma pneumonija ar chlamidija pneumonija genetinę medžiagą. Tai reiškia, kad yra organizme aktyvi bakterija, neaktyvus mikroorganizmas. O jeigu kalbam apie antikūnų nustatymą, IgM ir IgG, tai nėra bakterijų kiekiai, tai yra antikūnai, imuninės sistemos, dalis, ta prasme, kovotojai prieš kažką, antikūnai. Tai kada atlikti PGR? Aišku, kada mes tikimės pagauti aktyvią, bakteriją. Tai yra, jeigu simptomai trunka mažiau negu 10 dienų, tai yra, kai yra ankstyva ligos stadija, yra didelė tikimybė, kad mes, pagausime tas aktyvias bakterijas. Aišku, pirmomis ligos dienomis nebus nustatoma dar, nebus pakankamai tų bakterijų prisidauginę, tų mikroorganizmų atipinių ir todėl, vargu ar tyrimas bus teigiamas. Jei reikia, aišku, PGR atliekama, kai reikia tikslios diagnozės. Ir jei norime patvirtinti, ar vaikas serga aktyvia infekcija, o ne ar jisai kažkada sirgo infekcija. Ir jei įtariamas, tarkim, dėl, yra kolektyve, buvo kontaktas su mikoplazminėm infekcija sergančių vaikų arba chlamidija, pneumonija apsikrėtusių, tai kolektyve, tai aišku, galima, praktiškai prasideda liga ir tirti PGR.
Antikūnai kada jau tiriami ir va čia irgi yra šiek tiek, na, netikslumų ir tai vis tiktai antikūnam susiformuoti reikia laiko. Tai va būtent jeigu simptomai trunka ilgiau negu 2 savaites, tik tada verta tirti. Tai yra vėlyva ligos stadija prasideda, tada jau antikūnai formuojasi. Ir jei PGR testas neigiamas, ane, bet įtariama infekcija išlieka, na, po savaitės ligos pasidarėm PGR, lyg tai neigiamas, bet vis tiek vaikas kosi ir tipiškų kosulių, verta kažkiek, na, palaukus, arba jeigu jau praėjo ten daugiau negu 10 dienų nuo ligos pradžios, verta pradėti tirti antikūnus prieš atipinius sukėlėjus. Jei, aišku, tiriami antikūnai, jei norima nustatyti, ar vaikas jau sirgo šią infekciją anksčiau. Tai parodytų imunoglobulinai G antikūnai. Ir jei atliekama epidemiologinė anamnezė, na, ar visoje šeimoje, bendruomenėje buvo šios infekcijos protrūkis. Kas dar atliekama, na, iš tyrimų, be abejo, plaučių rentgenograma, krūtinės ląstos rentgenograma, kraujo bendri tyrimai tikrai tokiais atvejais nebūna gana informatyvūs, nes jie tikrai neparodo, kokia konkrečiai bakterija apsikrėtė ir paprastai, kaip tėvai sako, kraujas nieko nerodo, tai nerodo bakterinio uždegimo, todėl ir vadinami atipiniai sukėlėjai, ne, nes retais atvejais kraujo tyrimas tokiais atvejais, bendras kraujo tyrimas ar CRB būna informatyvus. Na gerai, būna tokių situacijų, kai imunoglobulinas M ar IgG antikūnai yra ribiniai ir dažnai man rašo, ką reiškia ribinis. Tai ribinės reikšmės tai reiškia, kad gali būti arba liga pradinėje ligos stadijoje ir tik pradėjo formuotis antikūnai, arba palaipsniui mažėja antikūnų kiekis, nes liga jau pasitraukė. Todėl labai svarbu įvertinti aspektus. Tai yra, jei IgM, tarkim, imunoglobulinas M yra ribinis, tai yra IgM rodo ūmų apsikrėtimą, pirmą kartą gyvenime esantį apsikrėtimą, tai yra, jeigu šitas, na, antikūnų titras yra ribinis, pakartoti po 10-14 dienų, pastebėti, ar jis kyla ar krenta. Jei IgM didėja, vadinasi, yra ūmi ir aktyvi ligos fazė. Jei IgM išlieka ribinis arba sumažėja, vadinasi, gali būti infekcija besibaigianti arba sena. Tokiu atveju padėti, jeigu tarp ūmios fazės ir lėtinės, padėtų nustatyti tie vadinami PGR tyrimai. Jei imunoglobulinas G ribinis, neaišku, ar žmogus persirgo infekciją kažkada anksčiau, vėlgi pakartoti imunoglobulinų G tyrimą po 2-4 savaičių. Jei imunoglobulinas G padidėja 4 kartus, tuomet patvirtina neseniai buvusią ir įvykusią infekciją. Jei imunoglobulinas G nepakinta, vadinasi, ta infekcija buvo kažkada anksčiau ir imuninė reakcija silpna. Primenu, turi gerokai padidėti imunoglobulinas G, jeigu mes norėtumėm įsitikinti, ar šiuo metu, na, vaikas serga aktyvia infekcija, ne, o ne kažkada buvo prasirgęs. Tai vėlgi apibendrinant, kaip interpretuoti ribinius serologinius tyrimų rezultatus galite pamatyti šioje lentelėje ir, manau, tikrai bus aiškiau. Bet aišku, ribinės reikšmės gali atsirasti ir dėl techninių laboratorinių klaidų, gali būti dėl silpno imuninės sistemos atsako ir todėl visada visus tyrimus vertinam pagal vaiko būklę. Primenu, gydom ne tyrimus, gydom patį vaiką. Ne? Ir aišku, jeigu tai ar ankstyva, ar vėlyva ligos stadija. Dar dažnai, na, kyla klausimas tada, jeigu mums reikia kartoti po 14 dienų, po 2, po 4 savaičių tyrimus, na, jeigu vaiko būklė blogėja, mes turime skirti gydymą, ne? Ir jeigu daktaras įtaria, kad tai vis tik tai gali būti atipinė infekcija, skiriami antibiotikai. Tai ar geriami antibiotikai gali pakeisti tyrimų rezultatus? Ne, nes, na, ar mes vis tik tai galim sužinoti teisybę, jeigu, tarkim, ateina vaikas jau gerdamas antibiotikus pas vaikų pulmonologą. Tai PGR testas, taip, jis bus neigiamas, jeigu vaikas vartos antibiotikus, todėl kad, primenu, PGR testas, tyrimas matuoja, sugaudo pačias bakterijas. Tai jeigu antibiotikai nužudė bakterijas, bakterijų nebeliko, PGR testas bus neigiamas, bet serologiniai tyrimai, imunoglobulinai M ir G,
dažniausiai nenukenčia nes jie atspindi imuninės sistemos atsaką, kuris išlieka nepriklausomai nuo to, ar vaikas gėrė antibiotikus ar ne. Ir vėlgi, jeigu dar vaikas gėrė antibiotikus ir buvo jau paimtas PGR ir jis ribinis arba neigiamas, na, reikėtų pasikartoti na, serologiją, imunoglobulinus M ir G. Vėlgi apibendrina, ar antibiotikai veikia tyrimus, va šioje lentelėje pasižiūrėkite ir įsidėmėkite. Kita situacija. Vaikas jau buvo dokumentuota, kad kažkada anksčiau jis jau sirgo atipinė infekcija, mikoplazminė arba chlamidija. Tai ar verta tuomet tirti imunoglobulino M antikūnus? Trumpas atsakymas - ne, nebeverta. IgM antikūnai susidaro tik pirmosios gyvenime infekcijos metu ir paprastai išnyksta, ne, per 2-4 mėnesius. Tai po IgM antikūnų pradeda formuotis kaip atminties antikūnai imunoglobulinai G. Ir antrą kartą susitikus 3, 4, 5 su ta infekcija, imunoglobulinai M nebesigamins. Gaminsis imunoglobulinai G ir jie didės. Nes jeigu jau prasirgo ir taip šiek tiek bus tų antikūnų, bet susirgus jie padidės, primenu, daugiau negu 4 kartus. Ne? Tai ką daryti, kai vaikas tik susirgo, iki 2 savaičių simptomai, įtariama tipinė infekcija, ne? Žinom, kad anksčiau sirgo, kaip tik IgM nebus informatyvus, ką daryti, pasidaryti PGR tyrimą. Vėlgi, dažniau mes darom iš kraujo ir tokiu atveju, na, išsiaiškinam, ar vaikas šiuo metu serga, tarkim, pakartotina infekcija. Ir va būtent šioje lentelėje dar apibendrinau, ką tirti, jei vaikas jau sirgo tipinė infekcija ir vėl mes įtariam, kad jisai gali būti apsikrėtęs, na, mikoplazminė arba chlamidinė infekcija. Primenu dar vieną aspektą. Vėlgi pridedu lentelę, kaip ilgai imunoglobulinai M ir G išlieka. Tai yra, atsiranda imunoglobulinai M, kadangi tai yra ūmi infekcijos stadija, po 7 ar 10 dienų, kur jau galim tirti, maksimali koncentracija pakyla 2-4 savaičių bėgyje ir išnyksta nuo 2 iki 4 mėnesių. Kartais net iki pusės metų imunoglobulinai M gali būti teigiami. Ir prašau nepainioti, nes būna kartojami IgM ir jie būna vis teigiami ir vaikui vis skiriami antibiotikai, nors klinikos jau nebėra. Taip pat su imunoglobulinais G. Pakyla po 2-4 savaičių, 1-2 mėnesius būna pikas ir vėlgi išlikti gali metus ar visą gyvenimą, bet bent jau pirmuosius 4 mėnesius bus padidėję titrai, nes vis tik tai net ir po ligos reikia laiko, kad nusileistų šie antikūnai žemiau, na, nebūtinai pasiekti mažiau negu norma, kažkiek gali būti teigiami, bet tai nereiškia, kad tai yra ūmi liga, turi būti padidėjimas gerokai reikšmingas. Na ką, liktai diagnozavom, bet visada primenu, jeigu daktaras girdi, tarkim, pakitimus plaučiuose, rentgenas rodo, na, plaučių uždegimą, bet eiga atipinė, nei karščiuoja, nei vaiko savijauta nėra tragiška, na, aišku, apart to, kad vargina didžiulis kosulys, bet tyrimai neigiami, na, iš tiesų daktaras turi būti kompetentingas ir nuspręsti, galbūt vis tiek reikia skirti gydymą, kad nelaukti, kol ten tyrimai bus teigiami, jeigu vaikui gresia tikrai rimtos komplikacijos. Kaip gydoma? Apie simptominį kosulio gydymą galiu pasakoti ištisai, bet pagrindinis yra, aišku, antibiotikais. Ir antibiotikai būtent skirti ne tik atipiniam sukėlėjam gydyti. Tai yra makrolidų grupės antibiotikai, tai yra pirmo pasirinkimo vaistai. Vėlgi primenu, makrolidai gali žudyti ir naikinti ir neleisti daugintis, tiksliau, kitom bakterijom, ne tik mikoplazmom ir chlamidijom. Todėl net jeigu ir tyrimai neigiami, bet daktaras mato, kad tai yra bakterinės infekcijos požymiai, gali spręsti
skirti makrolidus ir prie kitokių infekcijų, nebūtinai tik tai esant plaučių uždegimui. Tai yra, kodėl veikia makrolidai būtent atipinius sukėlėjus. Tai yra, ir kodėl įprasti antibiotikai neveikia. Tai yra, kalbų makrolidai, tai yra klaritromicinas ir azitromicinas. Na, yra dar eritromicinas, bet vaikam, jo neskiriam. Tai yra, šiaip dauguma bakterijų turi aplink save ląstelės sienelę, kur būtent tą sienelę, tarkim, beta-laktaminiai antibiotikai, penicilino grupės, penicilinai, cefalosporinai suardo tą ląstelės sienelę ir bakterija žūva. Atipiniai sukėlėjai, būtent mikoplazmos pneumonija ir chlamidija pneumonija, neturi ląstelės sienelės, todėl jokie beta-laktaminiai antibiotikai jų neveiks. Nėra ląstelės, nėra kaip naikinti. Ką daro būtent makrolidai, tai yra stabdo baltymų sintezę ir bakterijų DNR veikia neigiamai, ane? Tai reiškia, kad nežudo, nenaikina bakterijų sienelės, bet neleidžia bakterijom daugintis, nes DNR, RNR yra genetinė struktūra ir jeigu šitie antibiotikai stabdo, ką tai reiškia? Tai yra, kad makrolidai yra bakteriostatikai, tai jie nežudo tiesiogiai bakterijų, bet neleidžia jom daugintis ir tos bakterijos žūva. Tai yra, esant didelėm koncentracijom gali žudyti irgi, bet pagrinde blokuoja baltymų sintezę ir bakterijos nustoja daugintis ir žūva. Ir va čia tuomet būna klausimas, kaip ilgai reikia vartoti makrolidus. Tai yra, kuo daugiau bakterijų, kas atsitinka? Mes turim laukti, kol visos numirs bakterijos. Pirma žūva pačios silpniausios, todėl atrodo, kad, tarkim, po 7 dienų viskas idealu. Vaikas nebekosė, to, kad didžioji masė smulkiųjų bakterijų, silpnųjų žuvo. Bet jeigu mes nutraukiame per anksti, lieka juk stipriausios bakterijos, atspariausios, gyvybingiausios, ir tada jos vėl, nutraukus antibiotikus, jos vėl pradeda daugintis ir atsinaujina simptomai. Ir tada jau nebežinom, kaip gydyti, atrodo, davėm antibiotikus, o vaikui po 2-3 dienos praėjo ir simptomai atsinaujino. Todėl gydoma tikrai nuo 10, net ir 14 dienų. Ir jeigu simptomai dar išlieka, sprendžiama, tarkim, 14 dienų buvo gertas klaritromicinas ir simptomai dar yra, gydytojas turi vertinti, ar nereikėtų papildomai dar skirti ir azitromicino grupės antibiotikus, kurie veikia panašiai, tam, kad visiškai išnaikintų, tuos sukėlėjus. Ir kokie, skirtumai yra, iš tiesų pirmesnio pasirinkimo turėtų būti skiriamas klaritromicinas. Visų pirma, jisai yra veiksmingesnis, jisai mažiau žeidžia mikrobiotą ir, vėlgi, trumpiau lieka organizme po gydymo palyginus su azitromicino, kurį išgėrus dar kelias dienas ir ilgiau po gydymo, lieka to antibiotiko. Ir tikrai, jeigu klausiama, ar žeidžia šitie antibiotikai stipriau mikrobiotą negu paprasti penicilino grupės antibiotikai, deja taip. Ir dažnai geriant šiuos makrolidų grupės antibiotikus ir pilvą vaikams skauda ir paviduriuoja, ir tas pilvas gali jų skausmas gali trukti, kaip rašo literatūroje, net iki 6 mėnesių, todėl kad šitie antibiotikai veikia didžiulį spektrą bakterijų, stabdo jų dauginimąsi, ir aišku, nukenčia ir mūsų mikrobiota. Ir paskutinis toksai aspektas: prasirgo vaikas, išgydėm, ar gali vėl jisai apsikrėsti? Deja taip. Deja, nėra ilgalaikės apsaugos imuniteto po persirgtos atipinės infekcijos. Prasirgus mikoplazmo pneumonija rašo, kad ilgalaikė apsauga nėra stipri, pakartotina infekcija gali įvykti net po 6 mėnesių, tarp 6 mėnesių 2 metų.
Na, apie 2 metus duok dieve, kad būtų apsaugotas, bet vėlgi labai labai priklauso, jeigu šalia ypač tik prasirgus arba silpnesnio imuniteto vaikui bus vėl tie sukėlėjai, jis vėl gali apsikrėsti. Na, chlamidija, pneumonija, išlieka pakartotinė infekcija gali įvykti po 1-3 metų, bet dažniausiai, aišku, jau kadangi imunitetas kažkiek jau buvo susidūręs su šiomis bakterijomis, jau eigos turėtų būti lengvesnės. Na, vėlgi, jeigu šalia bus visą laiką, na, tarkim, židinys šeimoj, kas platins tas bakterijas, tai, manau, net ir 6 mėnesių nereikės laukti, kad vaikas pakartotinai apsikrės. Tai iš tiesų vėlgi pridedu lentelę, kad imuninė apsauga po ligos, nuo mikoplazma pneumonija yra trumpalaikė, nuo chlamidija pneumonija nepilna apsauga ir, na, vėlgi galimas pakartotinis apsikrėtimas. Na, kosulys tikrai linkęs ilgiau užtrukti, kol išnyksta, net ir jau pravedus visą gydymą. Deja, tipiniai sukėlėjai gerokai sudirgina kvėpavimo takų gleivinę, tas uždegimas gali likti ilgesnį laiko tarpą, lieka toks padidintas kvėpavimo takų gleivinės jautrumas kai kuriem vaikam, kad vis pakošioja, palakstė padūkę, vis pakošioja, jau net kartais eina pas pulmonologą dėl įtariamos astmos. Tai vėlgi labai svarbu po infekcijos atsistatyti, tinkamas režimas, mityba, laukas, na, įvairūs, na, galbūt reabilitacinės procedūros, sanatorinės, koreguoti mitybą, koreguoti papildų kiekius ir kokius duodame, na ir pamažu atsistatyti po šių, na jau šiais laikais tipiškų, atipinių sukėlėjų sukeltų infekcijų. Tikiuosi buvo naudinga, lauksiu komentarų, jeigu įdomu, pasekite mane ar Spotify, ar YouTube kanale, nes tikrai pažadu pakalbėti ir daugiau aktualiomis temomis. Ačiū Jums.